pasakė, Aurelijau, tu dar nežinai, nesupranti, ką tu sukūrei, bet tu sukūrei tikrai labai stiprų dalyką. Ką tu darai, kad tau, ko tu imiesi, tau viskas sekasi? Tikėjimas tuo, ką tu sukūrei. Ar tu šiandien jau jautiesi, kad tu tą revoliuciją padarai? Oi, ne. Dabar aš galvoju, mūsų kelionė tik prasidės. Tikrai jau esam pasiruošime startuoti į didžiasias pasaulio rinkas su šito konceptu. Ar tikrai taip yra, kad verslininkai yra labai turtingi žmonės? Aš ne iš tų verslininkų, kuris kauptų sąskaitos likutį. Realiai atiduodi viską ir dar daugiau. Norėjau klausti, ar yra sričių, į kurias tu tikrai neinvestuotum dabar? Turbūt šiai dienai neinvestuočiau į restoraną. Aurelijau, aš tave pažįstu ne tik kaip artimą savo bičiulį, ne tik kaip gerą, puikų, nuostabų žmogų, bet ir kaip verslininką. Ir kada aš tau paskambinau prieš keletą savaičių ir pakviečiau pasikalbėti mums abiems tokiu neįprastu formatu apie verslo kūrimą, apie investavimą į savo veiklą, apie asmeninių finansų valdymą, tu man sakei, Greta, aš taip ramiai gyvenau, iki kol tu mane paskambinai. Bet aš tai jau tikrai labai gerai žinau, kad tu ramiai niekada negyveni ir nors pats esi matomas viešoje erdvėje, šiek tiek rečiau, vis dėlto labai gerai ir plačiai atpažįstamas yra tavo restoranų tinklo iLunch prekinis ženklas, kurio įkūrėjas ir turbūt netgi pagrindinės idėjos sumanytojas esi tu pats. Taip, tikrai taip. Žinai, tavo pavyzdys ir kodėl labai norėjosi tave pasikviesti, tik dar kartą įrodo, kad už didelių atpažįstamų verslų labai dažnai stovi stiprus, kūrybingi ir savo veiklai atsidavę žmonės. Ir ačiū tau, kad sutikai ateiti ir žinodama tavo dienotvarkę, kad ir šiandien po mūsų pokalbio tu išskrendi tiesiai į parodą užsienyje, sutikai ateiti ir pasidalinti ir pasikalbėti su žmonėmis apie tai, kaip tu kuri verslą, kaip tu priiminėjai sprendimus. Ir aš žinau, kad tavo gyvenime būta labai kardinalių sprendimų, kurie kardinaliai ir keitė tavo pačio karjerą. Tai pasikalbėsim ne tik apie investavimą į save, ne tik apie investavimą į savo veiklą, bet ir tuo pačiu apie kitas investicinės priemonės. Tai mūsų pokalbį, žinai, aš labai norėčiau pradėti paliesdama tavo pačio karjeros istoriją. Nes nedaugam yra žinoma, bet turbūt prieš 7 ar 10 metų tu mane patikslinsi, bet tu buvai atpažįstamas ne kaip iLunch restoranų tinklo įkūrėjas, savininkas, šeimininkas, bet kaip nekilnojamo turto brokeris. Ir vienas geriausių Lietuvoje beje. Ir man labai smalsu, kaip ir kodėl sėkmingas nekilnojamo turto brokeris, kuriam, savo turtą patiki parduoti patys turtingiausi Lietuvoje žmonės, tikrąją to žodžio prasme verslo elitas, vieną dieną ima, viską meta ir sugalvoja pradėti restoranų verslą. Na taip, gal nestandartinė istorija, galiu pasakyti, ir nepasakyčiau, kad viskas buvo planuota, tai tiesiog taip gyvenimas klostėsi, taip klostėsi situacijos ir gavosi taip, kad ir tą patį nekilnojamą turtą buvo, tiesiog patekimas neplanuotas, o tiesiog atsiskleidimas, kurioje vietoje kažkoks būtų varikliukas, kas man patinka daryti. Tai kaip ir paminėjai pačioj pradžioj, turbūt tas meniškumas arba drąsa ir visa kita irgi turėjo dar mano ir išsilavinimo istoriją, kur... Taip. Nes jinai yra iš tikrųjų labai įdomi ir čia yra labai svarbi detalė, nes pagal, turbūt tavo bičiuliai netgi, aš manau, šiandienos ne visi žino, kad tu pagal akademinį išsilavinimą, taip, tai esi, nieko bendro su verslu neturi, tai tu esi absoliučiai. Kas, muzikantas, taip, tai atrodytų menininkas ir verslininkas, tai kaip tai susiję? Tai meniškos sielos verslininkas šiai dienai esu. Tai va, o šiaip baigęs esu Stasio Šimkaus konservatoriją Klaipėdoje ir po to dar baigtas bakalauras Lietuvos muzikos akademijoje. Tai po šitų mokslo baigimo, tai buvo tokia, jeigu taip trumpai paliesti istoriją, tai buvo planuotas trumpas išvykimas į UK, keliem mėnesiam, užsidirbti savo pinigų po mokslų, kad nesidėti tėvams ant sprandų ir visa kita. Tai gavosi taip, kad tie planuoti 2-3 mėnesiai vasaros po baigimo bakalauro, gavosi taip, kad jie užsitęs ir 7 metus. Tai tu Anglijoje praleidai 7 metų? Taip. Ką tu ten veikiai? Tai visko, norėjau pabandyti visko. Vykom su draugų kompanija jau į tokią vietą, kuri, jau buvo mums paderinta, tai ten buvo braškių ūkis,
kuriame, gal braškių ten neteko daug rinkti, bet statėme šiltnamius. Keletą mėnesių tikrai buvo darbas toks, sakyčiau, vyriškas, kurio muzikantas, taip sakyčiau, jau reikėjo tokios drąsos užspirimo, kad susitaikyti su tuo, nežinot. Priimti realybę, ar ne? Kokia nelengva kartais. Jo. Tai kas turbūt mane labai pakeitė, nes tu tada esi toks, gali pažinti save, ne? Kai tu turi keltis 4 ryto. Veža tave į laukus kažkur ir prasideda tie visi rimti darbai, ten sunkumų kilnojimai įvairiausių, ten žodžiu. Ir tie 2-3 mėnesiai, sakyčiau, toks buvo tikrai užgrūdinimas, nes, kaip ir minėjau, iš tokio švaraus ten trimitininko, aš buvęs trimitininkas esu, tokio nematęs tokio sunkesnio darbo, tai tikrai buvo toks iššūkis savo ir kas labai nustebino ir galbūt mane tai pakeitė, kad jeigu atvažiavai dirbti, reikia dirbti. Darbštumu jau nuo pirmų dienų ten pasižymėjau ir rezultatais, vis tiek tam tikri rezultatai, tai irgi matydavosi, kas kaip gali daryti. Bet tai vadinasi, kad per tą laikotarpį tu supratai savo galimybių ribas, kad jos nesibaigė ties čia, ar ne? O kas buvo tas pagrindinis motivatorius? Pinigai, kad aš užsidirbu ir galiu ten pats save išlaikyti, kažką sau leisti. Kas yra tas motivatorius, kuris leidžia nesustoti, kai tau sudėtinga tokiose situacijose? Turbūt pinigai buvo tas dalykas, kad norėjus uždirbti savo pinigų. Nesvarbu buvo koks būdas, svarbu buvo kur apsigyventi, kur pernakvot, kur grįžti. Draugų turbūt palaikymas komandos buvo. Ir tiesiog vyko gyvenimas toks, koks ir, galbūt tikėjasi. Aš, pavyzdžiui, kaip ten kiti piešiai nuvažiuos, ten pinigų uždirbs, tai aš supratau, kad ten reiks ir padirbėti. Ir sutvirtėti bendrai morališkai. Tai tame ūkyje vadiname. Tai kaip ir minėjau, ten buvo 2-3 mėnesiai, kur supratom, kad tikrai galim kažko rimčiau ir gavosi taip, kad atsidūrėm tokiam industriam plastikos gamybos sektoriuje. Tai pirmas darbas toks jau rimtesnis tenais ir prasidėjo ten tokia mano rimtoji kelionė po sprendimo, kad po tų 2-3 mėnesių negrįžtu atgal į Lietuvą. Ir galbūt būčiau tęsęs ten muzikos kažkokius tai karjeros. Tai tu buvai muzikantas, tada šiek tiek pamatai to juodo darbo, ar ne? Praplėtai tas vadinamasias galimybių ribas savo, ar ne? Kas vyko toliau? Kokia karjera sekė po to? Toliau sekė, kaip ir minėjau, ėjom žiūrėti kitų darbų. Tiesiog žiūrėjomės, kas bendrai yra tam mieste, kokios darbo galimybės ir sekė toliau plastikos industrija, kur buvo gaminami indeliai, tai ten gavom pirmą darbą grinai pakuotojo ir jeigu taip trumpinant visas istoriją, tai gavosi, kad ten tapau per 7 metus, likus 7 metus, kuriuos bendrai prabuvau, ten jau aukščiausių laipsnių inžinierius. Suprasdamas, kaip veikia tos didžiulės mašinos, kurios gamina, nes ten, tokia kompanija didžiulė buvo iš tikrųjų, dabar jinai pasaulinio masto yra. Ir ten aš nuo to žemiausio laiptelio, nuo supratimo, kaip supakuoti, atiduoti produkciją, pavyko suprasti ir kaip veikia tos mašinos didžiulės, kurios gamina milžiniškus kiekius būtent šitos produkcijos. Bet paskui kažkas pasikeitė, nes, atrodo, sekėjai po truputėlį, kilai tais karjeros laiptais, mokysi, sužinojai naujų dalykų, pakildavai, bet vėl atsirasdavo tų naujų sprendimų, kada, kita karjera prasideda. Tai ten jau buvo biznis pirmas pradėtas, mašinų servisas. Tai dar buvo tų verslų. Taip, tenai dirbant ten, jau kaip ir viskas yra tvarkoje, tai ten kylant karjeros laiptais, su vienu žmogum, kuris tikrai buvo jo hobi tvarkyti mašinas, kurį aš radau kieme prie jo namo, lauke tvarkydavo tautiečių automobilius. Tai aš jam tiesiog, kadangi mūdu dirbom kartu toj darbovietėj, tai pasiūliau, sakau, gal padarom, taip susirandam patalpą, susipirkam įrangą, tau labai patinka, tai bus šilta aplinka ir visa kita. Tai gavosi tokia visai nebloga sinergija, aš pasirūpinau įmonės atidarimais, ten skaičiais, o jis tvarkydavo tuos automobilius, kas tikrai augo irgi neblogai, dirbant ten anam darbe. Tai tų vingių būta ir nemažai, ar ne? O kaip tu tapai nekilnojamo turto brokeriu? Nes mano žiniomis, tai tu netgi Lietuvoje 2 ar 3 metus iš eilės buvai pripažintas,
geriausias nekilnojamo turto brokeris mūsų šalyje. Taip. Kaip tu atsidūrei nekilnojamo turto rinkoje? 6,5 metų Anglijoje, tai kažkaip pradėjo ateiti tas noras grįžti į savo tėvynę. Pažinau ir save, kad esu darbštus, pajaučiau tą tokį verslumo galimybę, tą tokią gyslelę. Galbūt ir to pačio pardavėjo, nes jeigu ten kuriant savo verslą serviso, tai buvo mano užduotis tokia surasti klientų, susitvarkyti visą tą vidinį ūkį to verslo, nes viskas buvo nauja, nors ten verslui sąlygos tikrai buvo superinės. Tai ir kadangi pažinau save, kad yra, tikrai pažįstu kaip darbštų, kaip atsidavusi ir supratau, kad tikrai galiu kažką tai galvoti daryti ir Lietuvoje. Tai kadangi mano giminės rate, sesers vyras, jisai kaip tik buvo įkūręs nekilnojamo turto agentūrą, dirbu su naujais projektais, pažinojo mane, pažinojo mano galbūt tas charakterio savybės, užsispyrimą ir bendravimo kažkokius tai pliusus, tai pasiūlė, sako, atvažiuok, sako, iš karto būtų darbo vieta ir bandyk su pardavimais kažką daryti. Tai kiek laiko tau užtruko iki tol, kada tu atsiradai toj nekilnojamo turto srityje, iki tada, kada tu pardavinėjai turtingiausių Lietuvos žmonių nekilnojamąjį turtą? Kiek laiko truko pasiekti tai, įgyti tuos klientus? Tai turbūt tiksliai metų nepasakysiu, bet aš kai grįžau iš Anglijos, tai turbūt buvau pirmas žmogus, kuris parsivežė planšetę. Tai buvo gal kokie 14 metai, 13 metai, nebepamenu, bet žodžiu, buvau pirmas iš tų žmonių, kuris per pirmą mėnesį, galbūt pusantro, aš į apžiūras jau tų naujų projektų važiuodavau susidėjęs tvarkingai į papkę planšetėje, susidėjęs informaciją, kad apžiūros metu tu žmogui jau parodai tą sugeneruotą pasiūlymą ir galų gale paduodavai žmogui į rankas planšetę, kur jis vienu mygtuko paspaudimu galėdavo savo jau susigeneruotą pasiūlymą ir gauti elektroninį paštą suvedus. Tai mano pati pradžia buvo tokia ieškojimas tų tokių kitokių darbo metodų, kad tikrai ne tik galbūt bendravimas arba turėjimas gero objektų, bet su kiekviena diena vis galvodavau, kaip tam žmogui, kuris tikrai priima didžiulį sprendimą, nekilnojamam turte pirkti arba parduoti, tu jau parodai tokį kitokį požiūrį ir kažką tai naujo. Tai tas mane patį labai padėjo kuo greičiau įsivažiuoti darbus. Pirmi mėnesiai žinoma, kad buvo išgąsčio, čia pavyks, nepavyks, bet su kiekviena diena ir su tom mintim, kaip čia kažką dar geriau padaryti, turbūt tas rezultatas didžiuliu tempu ir kilo į viršų. Ar tu atsimeni, kada tu pirmą kartą save pavadinai verslininku? Ar tu atsimeni įvykį, momentą ar sandorį, kada tu tikrai pasijauti jau toks esas? Šiaip įdomus klausimas. Verslininku turbūt jau galėjau pasakyti, kai jau įsteigėm savo biurą. Ten šitoje Anglijoje, kol buvo mane, tai tas pirmas verslas, jisai buvo toks, kaip ir, žinot, kimbi į darbus, tu galvoji, kaip čia ką padaryti, čia verslininkas, neverslininkas, šiaip nesusimastydavau. Tiesiog buvo įdomus procesas, užsispyrimas, kad tikrai galim viską padaryti. Tai mintis galbūt buvo, kad Lietuvoje jau tie pirmieji verslo židiniai kažkokie užsikūrė. Buvo. Žinai, didelė dalis psichologų, netgi viešai yra pasisakančių, kurie sako, kad verslininkų yra netampama, o gimstama. Kad verslo išmokti neįmanoma. Koks yra tavo požiūris į tai? Ar verslas yra duotybė, ar verslas yra, kaip ir pats minėjai, šiek tiek gyvenimo atsitiktinumų pasiekmė, verslumas kaip savybė, ar verslininkų gali vadintis žmogus, kuris turi tam tikras charakterio savybės? Apie ką tau yra verslumas? Kaip tu manai, tai įgimta, ar tai galima patapti verslininku? Taip, aš galvoju, nėra vieno kelio verslo link, tai vienareikšmiškai, žinokit, tiesiog yra keliai, kada tu esi gyvenimas taip susiklosto, tampi verslininku, yra mokslus tu baigi, yra turbūt ir begalė kitų dalykų, kaip tapti verslininku. Ir pavyzdžiui,
kaip ir minėjau, pas mane nebuvo ten kažkokių tikslinių mokslų apie verslą, apie ekonomiką, o tiesiog buvo gyvenimiškos situacijos, kurios turint galbūt tą verslininko gyslelę, ieškant kažkokių tai sprendimų, nestandartinių, kažką padaryti, kas gali ir suveikti. Bet ir pats pasakai, ką tik tą įdomią frazę, verslininko gyslelę. Tai vadinasi, atsinešam gal mes ją? Atsinešam. Ar tu daugiau manai, kad tai yra apie charakterio savybes? Turiu minį ir atsinešam, bet ir jeigu to neatsinešam, vis tiek tuo keliu galim nueiti. Aš turbūt turiu ir turėjau tą gyslelę, nors ir pats nežinodamas, nes turbūt pirmas mano įvykdytas pardavimas buvo 16 metų, kai pardaviau pirmą automobilį. Tėvukas tiesiog parvarė automobilį ir tada dar teisino 16 metų buvo. Tai sako, nuvažiuok į turgų, sako, pabandyk parduoti pats tą automobilį. Man dar neįvažiavus į turgų, mane sustabdė ir kažkaip labai sėkmingai vyko pirmas sandoris. Čia taip toks biškutė istorijos, ką dabar prisiminiau. Tai va, ir turbūt jau tas buvo toks signalas, kad kažką tokio turiu įgimto. Mano atveju. Bet ar tu gali pasidalinti, nes čia irgi yra labai įdomu, kad atrodo iš šalies į tave žiūrint, kad viskas, ko tu gyvenime besiimtum, tau sekasi puikiai. Kad ir dabar, kada turi restoranų tinklą, o pasižiūrėjus į maitinimo sektorių, retas restoranas, kuris išsilaiko iki metų šiandien. Jeigu tu esi nekilnojamo turto brokeris, tai esi tik tai geriausias. Jeigu turi restoranų tinklą, tai jis šiuo metu, mano žiniomis, jau yra ir didžiausias Lietuvoje. Kaip vardas, kaip Ailanš turbūt. Taip. Reikėtų patikslinti, bet tikėtina. Tai ką tu darai, kad ko tu imiesi, tau viskas sekasi? Turbūt pagrindinis dalykas, ką galiu dabar pasakyti, yra tikėjimas tuo, ką tu sukūrei arba kurio keliu tu keliauji. Aš galbūt nesu iš tų žmonių, kuris detaliai iš pradžių žiūri skaičius, gausis, nesigaus verslas. Pas mane yra idėja ir jeigu Ailanš kūrybos atveju sukūrimo, tai kokie 3 metai, aš žinokit, net nežiūrėjau, ta prasme, kiek reikėjo skolintis pinigų, iš kur jų gauti, bankai neduoda, kiek yra ten mokama procentų. Tai tiesiog tikėjimas buvo, jeigu procentaliai žiūrėti, aš visada sakydavau 150%, kad šitas konceptas mano sugalvotas, jis gali būti, neperiodiškai, kaip ten šitiems restoranams būna ten 4-5 metai, reikia kažką pasikeisti po 6 metų ir visa kita. Tai šitą buvau supratęs, kad čia toks yra, žmonėms reikalingas dalykas. Kaip irgi iš tikrai didelių verslininkų buvau paminėjęs, sako, Aurelio, tu turbūt pats nesupranti, ką tu sukūrei po pirmo atidarimo. Tada ir nespritau, galvoju, sukūriau, bet galvoju, gal čia vardas negerai, gal aš norėsiu savaitgaliais kažką daryti, vos ne vardo keitimo mintis buvo po pirmo atidarimo, nes reikia išnaudoti ne tik per pietus patalpas. Tai vienas tikrai didelis verslininkas sakė, Aurelio, tu dar nežinai, nesupranti, ką tu sukūrei, bet tu sukūrei tikrai labai stiprų dalyką. Ir turėjau tokią mintį visada, kai pamačiau, ant kiek yra svarbus šitas mūsų konceptas šios dienos pasaulyje. Mintis visada mane lydi ir lydėjo ir tebelydi iki pačiol, kad būtent maitinimo sektorėje šitą konceptą galima padaryti iš tų vadinamų sunkiausių verslų pasaulyje, kas yra aviacija, maitinimas ir taip toliau. Tai mano mintis iki pačiol yra, kad šitą konceptą yra galima padaryti vieną iš lengviausiai suvaldomų verslų. Tai tuo keliu ir keliauju iš tikrųjų. Tai jeigu aš tai teisingai suprantu, tai yra apie galimybę matyti priekį, tikėti savo idėją? Taip. Nepaleisti jos? Taip, ta prasme, tu... Nes tu savo kelyje begalę kartų išgirdai ne. Taip. Tai tikėt, kad idėja, tau reikia. Aš galbūt neturėjau idėjos dar mano tam gyvenimo to istorijai, kurią netikėjau iš tikrųjų. Galbūt man taip yra, ir natūralu, kad reikia tikėti. Bet turbūt pagrindinis dalykas tai yra tas pilnas atsidavimas. Jeigu tu jau kimbi į kažkurį tai darbą arba į verslo idėją, tu turi labai tame dalyvauti. Ir abejoju, kad gali būti, kad skiriant maksimaliai dėmesio ir laiko, kad kažkurį tai verslo idėją, jinai tiesiog pavestų arba nesuveiktų. Tai tą, ką tu sakai, turbūt labai svarbu yra to verslo vystančio žmogaus tos charakterio savybės. Taip. Nes
yra įprasta, žinai, manyti, kad ir turbūt su tuo mes abu nepasiginčysim, kad žmogus, kuris vysto verslą, jis tikėtina bus daug stipresnio charakterio, jis bus atsidavęs, ryžtingas, valingas, norės keistis, galės keistis, norės nuolatos mokytis. Bet žinai, kada aš pati, didelė mūsų platformos dalis investuotojų irgi yra verslininkai, aš pastebiu tokią vieną labai įdomią tendenciją, kad nei vienas iš jų, kone verslė yra ne dėl didelių pelnų, ne dėl didelių apyvartų, jie ne dėl emocinio jaudulio netgi yra versle, bet jie yra, jeigu aš galiu tai pasakyti, tokie įgimti arba netgi pavartota, negražų žodį, patologiniai problemų sprendėjai. Ir tas problemų sprendimas sužadina jų tą tokį loginį pradą ir jie jaučia tokį emocinį pasitenkinimą. Ar tu atpažįsti čia save? Atpažįstu ir netgi labai, nes, vis tiek, toj kelioniai buvo įvairių dienų ir įvairių pamastymų ir visa kita, bet ta prasme galbūt ir charakterio savybė, ką patarimas pradedantiems, kad tikrai nereikia palūžti po pirmų kažkokių ten tokių signalų, pavyks, nepavyks, tiesiog reikia ieškoti kiekvieną kartą išeities iš bet kurios susidarius situacijos arba atsiradusios problemos arba struktūrinės klaidos, viskas yra išsprendžiama. Ta prasme, vienuose versluose, kituose versluose, trečiuose versluose, nežinau, ta prasme, nepasiduoti reikia tiesiog bet kuriam kelionės momente. O kaip tu pats sprendi problemas? Kaip tu koncentruoji savo dėmesį, kaip tu randi tos problemos sprendimus? Tiesiog iškeliu klausimą, įvyko problema, įvyko kažkoks tai nukreipimas, mūsų atveju kokybiniuose reikaluose, taip, tai tiesiog ją iškeliam, padedam ant stalo, žiūrėkit, ką padarom, kad užbėgti šitai problemai už akių. Tai tuo būdu ir keliaujam, arba kokį galim susikurti funkcionalumą, kad būtų galima suvaldyti mums tas situacijas, kad jos visai nebepasikartotų, arba anksti identifikuotumėm, arba jas spręstumėm, nežinau, eigoje. Tai turbūt labai svarbu nuo tų problemų pirmiausiai nebėgti. 100%. O yra tekę bėgti savo verslę nuo problemų? Atidėti jas rytdienai? Turbūt kaip ir visada visur. Galvoju, mano gal buvo tokia mintis būdavo, turi komanda išsispręsti, bet dažnai būna, kad komanda gaisrų gesinimuose ir susikoncentruoja, užgesinsim šį kartą, užgesinsim kitą kartą ir visą kitą. Tai čia būtent tų problemų sprendimai turėtų būti, jie nepamiršti, nes jeigu tu užgesinti, tu gali užgesinti, bet jinai išsilipnos, jeigu tu nekeisi kažkokio tai versle, tos problemos kelio. Aurelijau, o kaip tu manai, be kokių tu savo savybių nebūtum sukūręs verslo? Vat šito restoranų tinklo, prekinio ženklo iLunch, be kokių savybių tau nebūtų pavykę? Tu minėjai, ar ne, kad tu turi tikėti savim, bet maitinimo sektorius, daugeliu žmonių mes ir dabar, matom antraštėse kartą per mėnesį, kada restoranai jie bankrutuoja, neišsilaiko. Ar tai yra netinkamas verslo modelis, ar tu daugiau galvotum, kad tai yra tą verslą vystančio žmonių kažkokios savybės, ko jie nepastebi, ko jie nemato, į ką jie netkreipia dėmesio? Kaip tu atvertinti? Be kokių savybių tu nebūtum to sukūrę šiandien? Mano atveju turbūt yra užspirimas, kad nepasiduot, nes jeigu taip iki iLunch tos trumpos istorijos, tai situacija buvo su restoranu, kuris buvo per 3 aukštus, didžiulis, Baziliko toks restoranas, turbūt galim pasakyti, kurio jau nėra. Tai mano skaudžiausia patirtis yra tenai ir prarasti pinigai, bet iš kitos pusės, ta prasme, įeidamas į maitinimą, negalėjau patikėti, kad aš galiu nesusitvarkyti. Ten man papasakojo, aš toks buvau patiklus žmogus, kad čia viskas tvarkoja, viskas veikia, žmonių žiūriu yra sėdinčių. Tai buvo pirmas įsigijimas. Tik turbūt po kelių mėnesių tu supranti, kad nėra viskas taip paprasta. O kai dar tau reikia dotuoti iš gyvenimo to verslo, iš nekilnojamų turtų, sėkmingų pajamų ir tada galvoji, kur aš įbridau ir kas bus toliau. Tai taip ir pasisuko ta istorija, kad ant Baziliko situacijos, kur buvo tikrai prarasta nemažai pinigų, nepykstu, nes jeigu ne Baziliko situacijų, nebūtų gimusi iLunch idėja, nes
restoranas ir galbūt tai lunch konceptas. Čia yra tokie du skirtingi tikrai valdymo būdai, ką mes turime tikrai iš tokių privalumų, prie ko jie, kad yra lengviau suvaldyti. Tai turim iš tikrųjų viena pamaina dirbame tik tai darbo dienomis ir dienos pietų yra tik tai grafikas, ne? Tai nuo 11 iki 3 atidarytos durys yra svečiams. Tai turbūt šitie keli pliusai, kurie ir duoda suvaldyti šitokį, kaip ir minėjau, dienos pietų konceptą kitaip negu didžiulį restoraną, kuris ne to, kad didžiulį, bet veikianti kiekvieną dieną ir po 10-12 valandų kasdien. Bet Aurelijau, dabar tai lunchas, jisai labai sparčiai augantis prekinis ženklas yra, ar ne? Ir turbūt vakar jau atidarė 32 restoraną Lietuvoje. Jeigu Lietuvoje 31 arba 32 dabar. Plečiatės į kitas užsienio šalis, pardavinėjat franšizės. Tu esi kažkada sakęs, kad tavo tikslas su iLunchu yra padaryti tą dienos pietų revoliuciją. Ar tu šiandien jau jautiesi, kad tu tą revoliuciją padarai? Oi, ne. Ne? Padariau galbūt tik čia. Tikrai turim kuom pasidžiaugti, kad tokioj palyginus nedideliai rinkoj mes sugebėjom tokį kiekį restoranų atidaryti ir čia tikrai yra pirmas žingsnis galbūt ir turime tikrai puikią istoriją keliauti į didžiuosius miestus, į didžias pasaulio vietas, kur žmonių srautai yra turbūt nesulyginami su tuom, ką mes turim čia. Tai paliečiant ar ne tą patį klausimą, tada peršas išvada, kad tavo planai ateinantiems metams irgi yra nemaži. Taip. Dabar aš galvoju, mūsų kelionė tik prasidės, nes tikrai, 30 vietų per tuos metus, 8 metus, gimtadienis mūsų pirmo įkurto restorano, gimtadienis yra gegužės pradžioj, ten gegužės 1 ir 2 diena. Ir per tuos 8 metus atidaryti tiek vietų tikrai nebuvo lengva, tikrai buvo nemažai iššūkių, tikrai labai daug ką sukūrėm, padarėm. Ir tikrai jau esam pasiruošime startuoti į didžiasias pasaulio rinkas su šito konceptu, kuris labai tikime, kad suveiks visur, kur tik turėtumėm įmerkt kojas. Žinai, pasikalbėkim šiek tiek apie verslininkus ir apie pinigus, ar ne, apie verslininkų santykius su pinigais. Man tenka stebėti pavyzdžių plačiojoje visuomenėje, kada jeigu mes matom prie žmogaus vardo pavardės prierašą verslininkas, tai mums atrodo, mes jam uždedam lyg štampą tokį, kad jis jau tikrai turėtų būti labai labai turtingas. Jeigu aš užduočiau tau klausimą, koks dabar yra tavo sąskaitos likutis? Ar tu galėtum sakyti, kad, esi labai turtingas? Aš linko vedu, ar ne? Nes yra, žinai, toks, net posakis, cash poor, asset rich. Kitais žodžiais tariant, tai yra, turiu turto, bet neturiu pinigų. Tai ar tikrai taip yra, kad verslininkai yra labai turtingi žmonės? Kaip tu manai? Jeigu apie sąskaitos likučius, tai turbūt aš ne iš tų verslininkų, kuris kauptų sąskaitos likutį. Tai tikrai buvo momentų ir netaip ir gal labai senai, nesakysiu, kad prieš 5 metus, bet kad tu žiūri, kad ar čia link to, ko mes einam, bet tada tu pagalvojai, taigi mes investuojam, atidarom. Tai tikrai mano nėra prioritetas turėti savo asmeniniai sąskaitoj pinigų, kai daroma tokia plėtra ir visai nesigaliu, kad tai buvo. Kad nejaučiau tos finansinės laisvės, kol darom plėtrą, kad jau galiu viską turėti, visur keliauti, žiūrėti ir leisti pinigus ir džiaugtis asmeninės sąskaitos likučiu. Iki šiol dar šito neturėjau jausmo arba noro, kad taip. Visi pinigai, kurie turbūt uždirbami ir kitaip turbūt būti negali, jie turi dirbti kol kas.
Tai vadinasi, kad didžioji dalis, jie klaidingai galvoja, paprasti žmonės, žiūrėdami į verslininkus, kad jie yra tokie turtingi, kad jie gali savo tiek visko leisti, bet neretu atveju tie verslininkai yra, labiausiai skolingi kažkam. Tikrai, aš skolas jau nekalbu, žinot. Tai tikrai nėra toks paprastas kelias, kaip galėtų pasirodyti, nežinau, žinant tą žmogų arba pasižiūrėjus, kiek yra verslo plėtros padaryta. Tai čia tikrai nepasakysiu, kad... Žinai, aš manau, kad, tikrai daugelis verslininkų ir yra verslininkai todėl, kad, jie žino, kaip tos pinigus padauginti. Ir, juk suprantama, kad tų pinigų nepadauginsi laikydamas jų tiesiog savo banko sąskaitoje. Tai turbūt joks verslininkas ilguoju laikotarpiu, turbūt turi kažkokią pagalbę, tai tiesiog tie patys pirmieji higieniniai žingsniai, ar ne, bet be tikslo ilgą laiką didelės pinigų sumos savo asmeniniai banko sąskaitoje niekas nelaiko. Manau, net nemažai verslininkų net neturi tos pagalbės ilguoju periodu, kada tu turi ir investuoti ir viską atidavinėti. Ir ne tik atidavinėti, bet ir dar skolintis. Tai mano atvejis tikrai toks ir buvo, kad tos pagalbės aš neturėjau ilgą laiką. Tikrai ilgą laiką neturėjau. Ir jeigu kažkur dar vienas svarbus momentas, kodėl tu neprileidi minties, kad kažkas gali nepasisekti, nes tu realiai atiduodi viską ir dar daugiau, turbūt kokį 10-15 metų į priekį, kad tikėtų verslu ir kad viskas judėtų. Nes jeigu tu prisileidi mintį, jeigu nepasiseks ar sugrius kažkas, tai tu turbūt turėsi tuoti sankojų kokį 10-15, gal netgi 20 metų. Bet nesakyk, Aurelijau, mes juk vis tiek visi esam žmonės. Taip. Mes kartais savim tai sudvėjojam. Kaip tu save palaikai, kai tau sunku? Neprileidžiu tų kitų minčių. Žinau, kad yra kelias tik tai vienas, tai tikrai, neprileidau nei kartų kažkokios kitokios minties, kad tuoj čia gali užžiūrėti. Taigi buvo ir pandemija. Pas mūsų apyvarta buvo nukritus 90% pirmom dienom. Pastatai ištuštėję. Man netgi tada nebuvo, tada buvo išgastis, turbūt pirmas porą dienų, aš atsimenu, bėgioju Vingio parke, nes, toks geras yra pravedinimas. Ir pandemija, kovo 16 diena, ten turim kažkokią tai pagalbą įmonėje ir pažiūriu, kad net įmonė neliko pinigų, nes ten kažkokie buvo banko atnaujinimai, ten išsileido mokėjimą anksčiau laiko, tai mums pandeminis buvo toks visiškai nuo nulio atsistojimas, su kiekviena diena tai darai visus veiksmus, kas tik tai įmanom. Pradėjom dirbti vakarais, pradėjom dirbti savaitgaliais, ten bandyti įvairius būdus ir su kiekviena diena tas įdirbis arba toks nenuleidimas rankų, jis žiūrim, kad pradėjo viskas stotis. Tai kas buvo pandeminių laikų, neįsivaizduoju, kas gali būti blogiau. Turbūt blogiau gali būti dar kažkas labai jau force mažorinės situacijos, bet tu neprileidi tiesiog minties ir tu, jeigu pradedi prileidinėti, tu gali save ant tiek užsigraužti, kad jeigu aš dabar kažkur tai pagriūsiu, nepasieks verslas, tai nežinau, koks tolimesnis būtų veiksmas. Ne? Bet tu sutik, kad vienas lauke tu niekada nesi karys ir versliai ypatingai ir turbūt už beveik kiekvieno verslo vis tiek stovi žmogus. Ir jūsų įmonių grupė yra įdarbinusi daugiau negu 250 žmonių, man regis šiai dienai. Taip, įmonių grupė jo. Tai kaip tu atsirenki žmonės, su kuriais tu dirbi, ypatingai tuos, kurie priiminėja sprendimus? Iki šiol mūsų augime tai viena tiesa yra, kad neturėt daug žmonių, o turėt keletą tikrai atsidavusių patikimų žmonių, kurie žiūrėtų tą pačią kryptimį ir būtų tikrai pilnai atsidavę. Tai mes tuo keliu ir nuėjom. Iš 250 žmonių mes dabar turbūt ta mūsų head ofiso dalis yra 6 žmonės praktiškai. Tai vadinasi, kad 6 žmonės praktiškai valdo 250 žmonių. 5-6 žmonės, taip. Struktūriškai, jeigu žiūrėt. Kokios yra tos didžiausios, ne didžiausios, bet tokios tos darbuotojo savybės, už kurias tu mokėtum didžiausius pinigus šiandien? Nes iš tikrųjų, galbūt mus žiūrinti, ar ne, tam tikra auditorijos dalis, ypatingai tie, kurie dirba samdomą darbą, mes esam linkę
pasitikrinti, ar ne, ar aš turiu tas savybės. Mes siekiam įtikti darbdaviui, norim pakilti tais karjeros laipteliai šiek tiek aukštyn. Taip. Kokia yra tavo nuomonė? Vat, už kokias tas savybės darbuotojų tu mokėtum didžiausius pinigus? Nu, tai savybės turbūt toks ir yra, kaip ir tam pačiam verslininkui, tas požiūris, atsidavimas į patį verslą. Ir, nu, ta prasme, vadovas, mano gal atvejis yra, kad ne kalbomis ateina, pavyzdžiui, ten, nu, ar vadovai, ar komandos, kai formuojasi, ateina žmonės labai, visi daug visko pasako, koks aš atsakingas, koks aš atsidavęs, moka save parduoti. Ir aš dar iš tokių patiklių žmonių, kuris patikė viskom, wow, pa žmogų akis dega ir visa kita, bet pagrinde tu priėmė sprendimą, kad su tuo žmogum keliauti, tik laikas parodys, kaip jis atsidavęs, kaip jis gyvena, vis tiek, nu, čia gyvenimo dalis tam pačiam žmogui, ne, atsidavimas, darbo valandų neskaičiavimas, tiesiog nepriverstinis noras yra augti su įmonė. Tai aš tą labai pajaučiu ir labai turiu vilties, kad tikrai yra nemaža komandos dalis tų žmonių, kurie yra atsidavę, nu, pilnai, absoliučiai. Tai vat, su šitai žmonėm mano yra didžiausia vertybė, kad kelias tolimesnis ir tikrai klostytųsi. Atsidavimas, atvirumas, ta prasme, sąžiningumas. Vat, tie pagrindiniai dalykai yra atsidavimas, sąžiningumas ir nu, atvirumas, pasitikėjimas vienas kitu. Tai čia kaip ir karjeros patarimas, ar ne, kad jeigu tu nori kilti tais laiptais, taip greitai kaip galima įskilti, tai tu turi daryti taip, kaip lyg darytum savo. Taip, lyg darytum savo ir darytum taip, kad tikrai pajaustų, nes, nu, yra vadovų gal, kurie nekreipia tokius dalykus dėmesį, bet ypatingai nedidelėse struktūrose, tai tie žmonės, tie kareivukai, kurie yra atsidavę, jie labai pasimato, labai pasimato ir aš galvoju, kad žmonės, kurie mato, nori augti arba nori kilti įmonėse, jie turi parodyti tą atsidavimą ir pasitikėjimą pačio verslo savininko ir neįsivaizduoju, kas gali kitaip pasižiūrėti, atsidavusi žmonės, ypatingai šiais laikais, ne, kad tų atsidavimas žmonių yra labai vertinamas. Žinai, dabar iš tikrųjų ir ypatingai jaunų žmonių tarpe mes pastebim tų reiškinių, kada mes norim ateiti, galbūt iškart po studijų, gauti didelį atlyginimą, tapti vadovais, formuoti savo komandas, bet dirbti tai norim nelabai. Tai galbūt tas patarimas karjeros, kad ne tik daryti kaip savo, bet pabandyti atrasti tą sritį, nes dirbti kaip savo gali tik kur? Ten, kur tau patinka, turbūt. Tikrai taip. Nu jo, papildysiu, tai darbas turi patikti, tu turi, nežinau, jeigu tu turi galimybę suprasti, kad tu gali rasti savo stiprybės tos komandos, ne, būnant komandoje arba būnant kažkokioje tai verslo srity, manau labai svarbu yra, kad tu žmogus galėtų ir pats atskleisti savo sugebėjimus, galbūt vienas bus silpnesnis pardavimuose, bet gal jis sakys, noriu sėsti prie struktūrinių ten kažkokių ten vietų, kur būtų galima optimizuoti kažkurias tai vietas darbą ir taip toliau, bet jo, iš pradžių žmogus turbūt turėtų nesikoncentruoti į kas mėnesį ateiti klaus dėl atlyginimo, ką čia padaryti, tai turėtų tiesiog atsiduoti pilnai ir tikrai neliks jie nepastebėti, manau, žmonės. Yra net tas posakis, kad sako, jeigu tu esi geras pardavėjas, tai ir būk geras pardavėjas, nes jeigu patapsi vadovu, tai gali būti iš gero pardavėjo patapti blogų vadovų, ar ne? Aš noriu dar šiek tiek grįžti, ar ne, nes į mūsų pokalbio keletą žingsnių atgal, aš tavęs kaip paklausiau, ar tu jautiesi įgyvendinęs revoliuciją, tu man užsiminiai, kad tikrai ne. Bet pabandykim įsivaizduoti, ką veikia tie lyderiai, kada tas revoliucijas jie įgyvendina. Nežinau, kiek tas pavyzdys, scenarius yra tau aktualus, bet tiesiog pamodeliuokim. Įsivaizduokim, kad tu jau sukūrei tokį verslą, kur jautiesi galbūt pavargęs, galbūt jauti, kad atidavai viską jam, ką galėjai geriausio. Ar esi susimąstęs, ką veiktum po to? Na, po to. Klausimas, kas yra po to, nes šiai dienai dar mintis nėra tokios, kad jau mes daug nuveikėm ir jau galim pradėti ten. Bet mes pamodeliuokim, tiesiog įsivaizduokim, sakykim,
išsiplėtėt ne tik Lietuvoje, išsiplėtėt kitose užsienio šalise, na jau jautiesi viską padaręs, ką galėjęs ten, ar ne? Kur aš linkstu su savo klausimu, ar tu esi iš tų žmonių, kuris, kuria verslo iš pašaukimo, ar tu turi tą skaičių X, kuris tau leistų nebedirbti? Klausimas geras. Būdavo momentų, pagalvot, dabar įvyksta išėjimas, iš verslo. Tai net, ta prasme, atsirastų tuštybė. Tai galbūt dėl to, kad dar yra mintise, tos degančios akis, yra daug planų ir dar ką galima nuveikti. Ta mintis tokia, jinai neaplanko tiesiog, bet jeigu taip įvyktų vieną dieną, tai žinokit, aš neturiu dabar atsakymą. Yra visa energija, visus mintis į tą mūsų revoliucijos tą dar testinumą ir aišku, yra šeima, yra asmeniniai kažkokie tai asmeninės svajonės, kelionės ir galbūt to mažiau streso verslo, kad kažkiek tokios reabilitacijos gal ir kažkada norėtųsi, bet šiai dienai nesijaučia kažkoks tai didelis nuovargis, kur sakom jau, viskas reikia dabar staptelt ir sutvirtėti. Žodžiu, viskas yra organiškai juda toliau ir negaliu dabar atsakyti šitą klausimą. O aš manau, kad tu jau jį atsakei, nes man atrodo, kad tu esi verslininkas iš pašaukimo. Nes kiek mes susitinkam, aš gal pasidalinsiu tokių asmeninių ar santykių mūsų šiek tiek, kiek mes susitinkam, sakau, Aurelijau, tai kaip jums sekasi? Tai gerai, tai dar 5 atidarinėjom restoranus. Susitinkam po mėnesio, po kelių. Tai kaip jau sekasi? Tai gerai, tuos 5 jau atidarėm, dabar atidarinėjom dar 5. Ir tu esi nuolatiniam augime, ėjime, darime, galvojime. Aišku, be abejonės, tai visuomet lydi turbūt ir stresas, ir kažkokie kitokie iššūkiai. Bet, kaip ir kalbėjom pokalbio pradžiai, patologiniai problemų sprendėjai, ar ne? Anksčiau sakydavau, ir šeima klausdavo, ten ir tėvukas sako, kada tau bus gana. Ten, atsimenu, 5 vietos buvo atidarytos, sakau, dar 3 yra lokacijos ir viskas, žinok, viskas, užteks. Tai draugai jau mano ir juokėsi, tai čia dar kelios vietos ir viskas, jau dabar kokie 2 metai manęs nebeklaus ir turbūt dabar mūsų susitikimų metu aš tik tai galiu pasakyti, atidarėm tiek ir dar laukiam tiek, nors anksčiau sakydavo, dar kelios vietos ir jau žinokit tikrai viskas. Tai šituo dalyku niekas nebetik ir pats turbūt nebetikiu ir netgi šiuo momentu negaliu pasakyti, kad jau mes viskas finišu tiesioj ir dabar tik judėsim tiesiog kažkur kitur. Nebežadu. O aš tik papildysiu, kad draugai nesijuokia. Draugai palaiko ir labai džiaugiasi. Taip, labai to džiaugiuosi. Palieskim šiek tiek ir pakalbėkim apie santykių su savim, kada, dirbti reikia labai daug, kada statai savo verslą ir, kadangi esam pakankamai artimai pažįstami, aš žinau, kiek jūs patys, ar ne, nes ir žmona yra versle, jūs esat kartu, kiek jūs patys esat įsitraukę į tą savo veiklą. Jūs, ko ne kasdien aplankot ne vieną restoraną, tikrinat maisto kokybę, ragaujat patiekalus, atidarinėjat naujas vietas, kuriat naujus maitinimo įstaigų prekinius ženklus. Visko vyksta labai daug. Bet kaip tu valdai savo laiką ir savo energiją, siekdamas maksimaliai išlikti produktyvus? Su tuo dirbu kasdien iš tikrųjų ir dabar kaip tik šiai dienai ir yra prioritetas susiplanuoti teisingai laiką, nes jau dabar tu 20, jeigu apie Vilnių kalbėtų, 20 vietų nebeplakstysi per dieną, tai susidarome tam tikrus grafikus, turime įrankius, kuriuos galėtumėm pasižiūrėti, kur reikalauja labiau dėmesio, tai yra kalbama su komanda. Ir struktūriškai žiūrime, kad kam kokios užduotis yra paskirstytos, kaip vykdomi planai ir nukreipinėjom per komandos narius. Nors iki pačios dienos, kaip ir paminėjai, važinėjom ir tiek ir aš, tiek ir mano žmona, šaunuolė, nepavargstanti taip pat. Kasdien važinėjom, tikrinam ir žiūrim, kaip galėtumėm rytoj dar geriau kažką tai padaryti. Bet laiko planavime, aš manau, tobulėjime ribų nėra ir reikia suprast, kurioje vietoje jau palikti labiau erdvės pačiai komandai, kad jau patys identifikuotų tam tikras problemas ir sprendimų būdus patys ieškotų galbūt kažkokius kokius
ne taip, kaip mes įsivaizduojam. Tai tu kalbėjai apie tą, savęs ribotumo suvokimą, kad, jau dabar esam tokiam lygiai, kad aš nespėsiu, ar ne, visko, ir apie gebėjimą deleguoti užduotis kitam. Taip. Subūrus teisingą komandą, ar ne, kurią tu pasitikė ir kurie darbą daro kaip savo. Komandos struktūriniai mūsų, tai viskas taip ir formuojasi. Yra paskirsti regionai šiai dienai ir jau vis tiek tu turi pereiti į kitą valdymo lygį, nes kitaip, kadangi turim tų didelių planų, tu negali tiesiog praleisti laiką padaliniuose ir rašyti pastabas, kaip kas nebuvo padaryta gerai. O kaip tu planuoji savo poilsį? Ar tu tiki, kad gerai dirba tik tie, kurie moka ir gerai ilsėtis? Šiaip pritarčiau šitam. Turbūt jau susikūrus verslą, tu negali atiduoti visų savo laisvų laiko tik darbui, tada tu kažkur tai užstriksi, sustosi. Bet kuo toliau, tuo labiau atsiranda poreikis ir gerai pailsėti, ir gerai pravedinti galvą, ir susiplanuoti tam tikrus asmeninius tikslus. Ne? Čia yra labai svarbu. Turi būti, pavyzdžiui, man dabar kas pagelbė labai yra režimas. Režimas, ne tik kalbu apie ten mitybos režimą kažkokį, bet ir to aktyvaus, ne tik poilsio, bet ir sporto. Tai kas padeda bendrai atlaikyti ir tam tikras įtampas, ir lengviau sprendžiasi problemos, ir netoks jautrus yra priėmimas kažkokių tai problemų ar susidariusių situacijų. Tai. Čia kaip sako, kad vieni sako, kad rutina įkalina, bet tie, kurie turi tą savo rutiną susikūrę ir turi susikūrę ją teisingą, jie sako, kad rutina išlaisvina. Taip. Ar ne? Tai tu esi iš tų žmonių, kuris sako, kad rutina, režimas išlaisvina ir turbūt padeda priimti ar ne tuos teisingesnius sprendimus kaip pasiekmė versle. Jo, o kai tu esi ten pervargęs arba ten problemų su kurį ištisiniam, tai mūsų atveju netaip tvarkosi viskas. Ar tu gali pasidalinti, kokias tu sunkiausias pamokas esi išmokęs versle? Nes ilsimės tai mes tada, kada mes turbūt pavargstam, nors ir nereikėtų laukti, kol tai pavargstam, ar ne? Reikėtų užbėgti įvykiams už akių, šiek tiek pailsėti, bet mes pavargstam nuo ko? Mes pavargstam nuo iššūkių, nuo problemų sprendimo. Kokias tu pamokas esi išmokęs savo kailių versle? Taip, tai pamokas galbūt šiai dienai galėčiau vardinti keletą pamokų. Tai pirma, turbūt, galbūt prieš kurį laiką buvo šiek tiek per toks atsitraukimas, kad pasižiūrėt, kaip komanda tvarkysis tam tikras vietas. Pamoka galbūt buvo, nors čia gal ne pamoka, čia tiesiog yra įmonės augimo situacija. Bet pamokų versle, nes aš išgirdau tokią vieną įdomią detalę mūsų pokalbio eigoje. Aš esu labai patiklus. Ar tai gali būti pamoka? Šią pamoką tu jau išmokai ar dar ne? Išmokau šitą pamoką, ta prasme, bet ir šiai dienai vėl mane gali įtikinti iš tikrųjų. Tai nors viena jo pamoka yra, kad galbūt nepasitikėti per anksti žmonėmis, o ką ir kalbėjau, žmogus turėtų savo darbais ir atsidavimu įrodyti šitą momentą. Tai čia turbūt teisingai, ką tu išgirdai, yra pamoka, kad patikė, nes patiklusis žmogus ir šiaip esu mėgėjęs labai pasitikėti žmonėmis. Tai galbūt čia yra mano tokia šiek tiek vieta, kurią reikėtų man kitaip elgtis, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais. Turbūt versle sako, ne tik versle ir gyvenime sako, pasitikėk, bet tikrink. Taip. Žinai, man labai smalsu, kaip tu matai Lietuvą galimybių prasme. Aš suprantu, kad jūs Lietuvoje jau esate užaugę, plečiatės į kitas užsienio šalis, bet šiandien dar ryte pasižiūrėjau pagal Ease of Business arba kitaip tariant verslo sąlygų palankumo indeksas yra toks, kuris sako, kad Lietuva yra 11 vietoje. Tai aš tikiu, pavyzdžiui, kad žmonės čia namų aikštėje, liaudiškai tariant, turi galbūt netgi ir daugiau tų galimybių. Aš be abejonės nekalbu apie rinkos dydį, bet apie tą galimybę pradėti kažką čia kurti. Kaip tu matai Lietuvą galimybių prasme, kaip verslininkas? Turbūt šiai dienai matau didžiulę galimybę, o jeigu žiūrint į ateitį, tai manau, tos galimybės tik didės bendrai apie mūsų Lietuvą. Manau, jinai
kokį vystymo periodą, besivystymo periodą turėjau paskutinius ten tuos 5, 6, 7, 8 ar tai 10 metų, tai manau, irgi tai pozityviai norėčiau pasakyti, kad dar čia yra tokia pradžia, kaip mūsų Lietuvos yra pagreitis tikrai labai geras pagauts, ekonominiai rodikliai visi vartojimo, tai tik pozityviai viską žiūriu. Ir galimybės verslams įsikurt, nežinau, tas pats interneto ta tema, nežinau, mes kiek lankėm ir kitų pasaulio šalių, vien tas į interneto stiprumas ir tas greitis labai gali didelis dar potencialas yra visiems. Bet ar yra kažkokias sritis, kur tu, matai daugiau galimybių? Ar tu manai, kad tiesiog tai reikia turėti idėją ir gerai dirbti? Ir visose sritise gali kažką patobulinti, pakeisti, pagerinti? Ar tu manai, kad yra kažkokios tam tikros sritis, kuriuose, ir turėdamas kažkokią mažesnę bazę žinių, turi tų galimybių pakankamai? Aš manau, visose sritise, kokybiškai darant, verslas turėtų būti jisai sėkmingas. Jeigu, kaip ir minėjau, padaryti šiek tiek kažką įdomiau, lengviau suvaldomo ir kokybiškai, nežinau, paimkim bet ką. Autoservisas, aš jau apie IT visokias galimybės, kurios kuria verslams sprendimus, kaip susivaldyti, tai labai čia plačiai viską galim. Kas galėtų kažkur nebesuveikti, žinokit, nežinau, neįsivaizduoju. Galbūt reikėtų pagalvoti, kurios rytis, galbūt jau tokios mažiau populiarios gali būti. Bet aš ir norėjau klausti, ar yra sričių, į kurias tu tikrai neinvestuotum dabar? Turbūt šiai dienai neinvestuočiau į restoraną. Kurių tinklą tu pats ir valdai. Jo. Į restoraną, kuris turi pilną aptarnavimą, dirba 12 valandų per dieną ir 7 dienas per savaitę. Tiesiog neinvestuotum į tą senąjį modelį tokį, ar ne? Nes senai yra gerų modelių ir sėkmingai labai veikiančių. Bet turbūt kiek reikalauja to dėmesio ir visko, kai aš esu pajautęs tą tokią lengvesnį modelį ir uždirbimo prasme pinigų, tai žinokit, sakyčiau, kad šiai dienai į restoranus neinvestuočiau. O tu pats šiaip esi investuotojas į kitų žmonių idėjas? Ko reikia, kad tu patikėtum kito žmogaus idėją ir tu prisidėtum prie jo savo? Žinokit, dabar yra tas momentas, kad aš dabar pradedu galvoti ir pradeda mintis suktis ir šiaip po truputį pradedu savo iškelti šitos klausimus, nes reikėtų kažką pradėti galvoti. Tai šiai dienai turbūt investuočiau į tokius verslus arba į tokias idėjas, kur iš pokalbio pajaučiau, kad tie žmonės tikrai tom tiki ir turi gerą viziją ir turi puikią idėją. Tai į tokias investuočiau. Tai jeigu bus žmonių, kurie turi nuostabių idėjų, kaip jiems tave rasti? Kaip rasti? Turbūt... Jie gali nebijoti ir save pasisiūlyti? Žinoma, tikrai gali, o dabar šiuo laikotarpiu ir esam, kaip ir mūsų įmonių grupė, esame tokiuose pamastymuose, ką dar turėtų tokios, diversifikuoti kažką tai. Per veiklas, ar ne? Taip. Pasikalbėkim tą tokią paskutinę mūsų pokalbio dalį, šiek tiek apie mindsetą arba apie mąstyseną, kuri ir lemia, ar mes esam toje finansinėje gausoje, ar kaip tik mes negalim joje dėl kažko atsidurti. Aš manau, kad mes lietuviai, galbūt tu nesutiksi su manim, bet mes turim daug tokio žalingo paveldo pinigų atžvilgių. Ir tenka girdėti visokių tokių absurdiškų frazių, kad dideli pinigai sąžiningai neuždirbami. Aš puikiai pamenu, kaip mane augino tėvai ir sakė, Greta, pinigai ant medžių neauga. O aš visada sakydavau, kad auga, tik pakelkit galvą šiek tiek ir pamatykit, ar ne jos. Su kokiu požiūriu į pinigų užaugai tu pats? Oi, su labai paprastu. Tėvai išlaikė, tėvai rūpinosi ir iki pat turbūt paskutinės dienos baigimo mokslo net nerūpėjo kažkur investuoti, kažką daryti. Tai buvo pradėjusios mintis, kad reikia kažkur nueiti padirbėti, kažkokias tai pajamas turėti. Bet bent jau mano laikais, kas dabar vyksta, pavyzdžiui, ir kaip yra pasaulis pasikeitęs.
Tuo metu, bent jau mano atveju, tai buvo noras užsidirbti pinigų, bet nebuvo tų minčių, kad viskas reikia kibti verslą. Kaip dabar matosi jaunimas, ten nuo 14 vaikai, nuo 15 jau žino apie tas investicijas, žino kur kokios platformos, žino kur kaip ką stebėti. Turiu gerą pažįstamą, kuris jo vaikui dabar 11 metų, jis jau prekiauja biržose, tiesiog akcijomis prekiauja, jau ten žino, kada ką parsiduot, kada nupirkti. Bet ar tu nemanai, kad tai ir ateina iš šeimos, nes kaip tu ir sakai, tavo bičiulis, jis turbūt irgi yra kas? Verslininkas. Finansininkas, taip. Ar ne? Tai taip. Dėl to, kaip buvo tavo šeimoje? Ar buvo kalbama apie pinigus? Apie kažkokį šeimos biudžetą? Ar tu kaip nebuvo. Vaikas nebuvo? Nebuvo apie jokius biudžetus, apie... Ta prasme, gal buvo tik tai, toks šiek tiek įstatymas ir rėmus, kad žiūrėk, tu turi per savaitę tiek pinigų, tau bus paduota, tu turi užtekti. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymas. Tuo metu nebuvo. Tu gal žiūrėk, kokie 20% ten, ką tu gausi per tą mėnesį, atsidėk, pasitaupyk, žinokit. Galbūt tik mano atveju, gal kitų atvejais, ten jau buvo nuo pirmų dienų mokoma, bet tais laikais, nei iš pažįstamų kažką, tai girdėdavau, kad ten žmonės šiek tiek, tėvai edukuotų šito klausimo, tikrai nieko nebuvo, žinokit. Kas dabar vyksta, buvo visiškai kitaip. Bet ar ta situacija, kad, nebuvo šeimoje kalbama apie pinigus, tau jinai trukdė siekiant verslo? Ar tu manai, kad, svarbu yra kalbėti Aš šeimoje? Manau, labai yra svarbu kalbėti šeimoje nuo pat kuo anksčiau. Mano atveju gal ir džiaugiuosi, kad labai nebuvo keliamas pinigų klausimas, nes aš turbūt nebūčiau tiek turėjęs drąsos. Taip, nežiūrėdamas apie kas bus toliau ir negalvodamas apie pasiekmes, tiek drąsos nebūčiau turėjęs atidarinėti tiek restoraną. Tai mano atveju galbūt gerai, kad manęs tėvai neišmokė tuo metu galvoti apie rytojų arba kas bus po mėnesio ar po pusmečio. Man atveju pasisekė šiai dienai, kad aš turėjau tiek drąsos ir negalvojau apie pasiekmes, kas jeigu. Tik tai aišku, tėvukas jau, pavyzdžiui, mano sakė, kai ten tie buvo pirmi restoranai, vis tiek daug pinigų reikia atidaryti, verslo pradžia ir visa kita. Sako, tu geriau, atsidarei vieną, padirbk keletą metelių, užsidirbk, tada antrą atidarinėk. Ir mano prieš turbūt 8-9 metus buhalteris irgi galvodamas, kad reikia atsargiai, tai jie man, tie du žmonės, kurie sako, labai rizikuoji, tu geriau pažiūrėk, kaip veiks, kaip suveiks. O pas mane buvo, ta prasme, į mėnesį po 2 atidarimas buvo. Bet ar tu kada priimi tą rizikingą sprendimą veikti ir eiti šiandien? Tu supranti, ko tu rizikuoji? Ar tu užsimerki? Negalvojau, užsimerkęs buvau visiškai absoliučiai. Ta prasme, nieko negalvojau. Bus, kaip ir kalbėjau pokalbio pradžioj, buvo tikėjimas ant tiek stiprus, kad pasiekmės buvo man kažkur ten apačioje. Nežinau, kas dar taip drąsiai galėtų, bet pas mane buvo tiesiog tamsa apie pasiekmių pagalvojimą. Ar tu gali man pasidalinti su manim, ar ne? Kas tau pinigai yra šiandien? Nes nors mes suprantam, kad lyg tu ne dėl pinigų darai tai, ką tu darai, ar ne? Darai tai daugiau mažiau iš pašaukimo. Bet vis tiek pinigai yra neatskiriama kasdienė mūsų, ar ne, kasdienis palydovas. Tai kas tau yra pinigai šiandien? Nes, kada aš galvoju apie save, tai man pinigai visiškai nėra apie kažkokią materialinę būseną, man tai visiškai yra apie emocinę būseną. Galėti sau leisti, galėti kontroliuoti ar ne savo gyvenimą, priimti sprendimus, daryti tai, ką nori ir kada nori. Visiškai apie emocinį statusą tokį. Kas tau šiandien yra pinigai? Turbūt šiai dienai man pinigai yra įrankis, kuris bus šalia mūsų tolimesnės kelionės, o jeigu kas man pinigai šiai dienai ir kas man buvo pinigai, tai kaip ir minėjau, jie turi būti gyvenime, jie duoda tam tikrą pasitikėjimą, tam tikrą laisvę, bet yra momentų, kada, kaip ir kalbėjom apie asmeninę sąskaitą, ten nors ir nieko nėra, bet tu turi tą tikėjimą ir žinai, kad kažkada atsiras. Tai Bet žinai, daugelis žmonių pasijaučia esas kažkas tik tada, kada turi pinigų.
O kaip tu jautiesi, nes tavo gyvenime būta visko ir kada yra daug pinigų ir kada iš vis nėra pinigų. Tai va šiandien, kaip tu vertini tuos pinigus? Ką jie tau duoda? Nes vis tiek pinigai jie ateina kaip pasiekmė kažkokio darbo. Ką jie tau suteikia? Pinigai suteikia, tą tokią, turbūt pasitikėjimą, tikrai labai suteikia pasitikėjimą bendrai gyvenime, sutvirtėjimą tą tokį ir turbūt galimybės tikrai gerai gyventi iš tikrųjų, nes, kaip bebūtų taip, verslai, kurie yra statomi, žiūri verslininkai pinigus arba planuoja, kas bus, kokios tos ribos, kiek tau tų pinigų reikia, bet turbūt mano atveju prioritetas vis tiek yra statyti toliau verslą, o tie pinigai, jie bus vis tiek šalia iš tikrųjų. Tai iš to, ką aš girdžiu, ką tu sakai, ar aš teisingai suprantu, kad tau pinigai šiandien yra įrankis augti? Auginti verslą, taip. Ar ne? Auginti gyvenimo kokybę turbūt? Gyvenimo kokybę, taip. O jeigu aš tavęs paklausčiau, kaip tu manai, kiek reikia pinigų, kad galėtum, patogiai gyventi Lietuvoje? Bet kada aš klausiu patogiai, tai ne patogiai, kaip supranta ta bendra visuomenė, bet kas yra tau patogiai? Kiek per metus arba per mėnesį tų pinigų reikėtų uždirbti? Kad jaustumės, jo gyveni, tikrai labai patogiai. Aš manau, kad ir net nebejoju, kad jūs, draugų rate, pažįstamų rate, iš tikrųjų tie žmonės, kurie, nebijo kalbėti apie pinigus, kurie turi verslus, kurie galvoja ar neauga, tos temos jos yra kažkur draugų rate. Tai kaip tu manai, kokia yra ta pinigų suma, kad tu galėtum gyventi patogiai Lietuvoje? Aš sakyčiau, 300-500 tūkstančių per metus jau tu gali gyventi tikrai patogiai. Ar tai yra ta riba, sakykime, tas skaičius, kur jeigu jisai padidėtų, tavo gyvenimo kokybė, praktiškai nepajausim, kad pasikeitė? Nepasikeitė. Bet ir čia ir ne riba yra, iš tikrųjų. Tik tai aš galvoju, kad čia yra tie pinigai, kur jau dar padvigubinu šitą, nelabai kažką tai keis. Aišku, jeigu nėra ten tų įsitikinimų, kad noriu savo ten lėktuvą turėti ar savo ten jachtą ir visą kitą. Čia galbūt kitas žmogus sakytų, ką reikia 10 milijonų per mėnesį ir ten yra kiti mūsų atveju, arba čia galbūt Lietuvoje. Tai, kaip ir sakė, yra tų tokių pasikalbėjimų, kur yra ta riba, tai kaip ir paminėjau, tos turbūt nuo 2 iki 500 tūkstančių, kur jau šitas toje sumoje būnant, jau ten nelabai tau kažką ir keisti. Čia per metus, ar per ne? Metus, taip. Per metus. Aš kalbėjom ir praeitam podcast'e su pašnekovu ir dalinausi, kad Amerikoje tikrai buvo atliktos apklausos, ar ne, ir tai rodo, kad šeimos ūkiai maždaug užtektų apie 500 tūkstančių $, ar per ne, metus, kad jie, per metus, taip, kad jie jaustųsi patogiai ir tai yra ta riba. Aš manau, kad Lietuvoje pas mus tas pragyvenimo lygis jis yra šiek tiek netoks brangus, galbūt ar ne kaip Amerikoje, tai ta suma turbūt galbūt ir ne 500, taip. Bet tie skaičiai, ką tu sakai, tą rėžę aš taip pat tikrai pakankamai dažnai girdžiu turtingų žmonių tarpe. Kaip tu investuoji ateičiai pats? Sakykime, aš suprantu, kad dabar didelė dalis jūsų įmonės asmeninių investicijų, ar ne, buvo nukreipinėjama į verslą, bet atsiribojant nuo investicijų į verslą. Aš žinau, kad tu vis tiek esi atradęs tas investicijas ir kitas investicinės priemonės. Jeigu atvirai, tai turbūt, kaip ir minėjau, dabar laikas, kada mes pradedam galvoti apie kitas, nes maksimaliai investicijos ir atsipirkimo grąžos turbūt neieškojom kažkur ką geriau, nes tikrai turime tikrai tą investicinį mūsų Elanšo modelį, kur šiai dienai neieškojom kažkokių didelių. Bet jeigu mes kalbėtumėm ne apie verslą kaip jūs, bet apie tave kaip žmogų, vis tiek buvo metas, kada ir savo asmenius pinigus, ar ne, kreipėjai tik investicijoms į verslą, bet turi kažkokį investicinį portfelį, kur tu domiesi ir kitais investiciniais instrumentais? Turbūt šiek tiek teko sudurti su kriptovaliutomis, neteko, bet esame tame, kad jau kokie 3-4 metai tiesiog tokia maža pažintis yra įvykusi, stebėsenos. Ir turbūt tie standartai, aš nekalbu apie tuos pensinius fondus, kur ten jau labai senai, kaip kai atsirado tai yra. Bet turbūt šiai dienai tik per banko ten tuos visus investicinius kelius.
Žodžiu, tai yra turbūt įvairias. krepšelis investicinių fondų, ar ne, kuris tiesiog yra ir jis ten Kuris yra. yra, jo, tai šiai dienai iki šiol buvo taip, dabar, kaip ir minėjom, viskas yra įdomu ir pradėjom domėtis, kur kaip saugiai diversifikuoti ir savo būsimas ir esamas lėšas. Kai tu sakai saugiai diversifikuoti ir sakai, kad investuoja į kriptovaliutas, tai man tai atrodo labai didelis skirtumas, bet ar dažnai tikrini, nežinau, programėlį, ar žiūri, koks yra tas kursas, kiek kas kainuoja? Kiek kartų? Ar dažnai, aš nežinau. Galiu pasakyti labai dažnai. Labai dažnai, bet taip. Ką tai duoda? Ar tai yra toksai azartas? Tiesiog, Nes turbūt nesi savo atsakęs į klausimą, kad jeigu pakils iki tam tikros sumos, kad parduosi. Nesu, žinokit, bet tai tiesiog žinau ir tikiu, kad čia yra ateitis mūsų pinigų galbūt alternatyvos. Tai tiesiog tu pasižiūrėjęs bendrai, kaip tos kreivės juda, kas įvyksta, jeigu jos leidžiasi, kas įvyksta, jeigu jos kyla. Tai tokia lėta pažintis senai po truputuką yra, bet neskau, kad aš ten jau paniręs. O kas tave ten taip žavi? Ar žavi ta, sakykime, žadama didelė grąža ir galima, ar ne? Apie riziką nekalbu, nes rizika, ar ne, kaip vyras ir žmona kartu, bet ar tave žavi tos naujovės, nes viso pokalbio metu, kada mes tavim kalbam, bendravom, aš girdžiu tą tavo polinkį į inovacijas, į technologijas, ar ne, į tuos inovatyvius sprendimus, kuriuos tu pritaikai kiekvienam savo versle, nuo pirmos planšetės nekilnojamo turto brokerio karjeroje iki, sakykime, ar ne, dabar viso to, sakykime, sprendimo tavo restoranų tinkle. Tai kas tave ten taip žavi? Greitis. Greitis? Ta prasme, kur vyksta, greiti pokyčiai, ne? Aš gal ne iš tų žmonių, kurie taip saugiai įdeda pinigų ir po tų 20-30 metų žiūri, kiek man pavyko. Mano gal charakterio bruožas, kad aš mėgstu arba greitai, arba nieko nedaryti. Tai man turbūt kas žavi, kaip dabar galiu pasakyti, kad ten labai veiksmas vyksta, ne? Tai gali vieną dieną taip, vieną valandą kitaip ir taip. Tau patinka tas įvykis, su kuriais būti jame, jo, įvykis, su kurį būti. Bet ar tu manai, kad toks investavimo būdas tinkamas kiekvienam? Ne. Aš sakyčiau, ką ir aš pats nedarau, tai labai maža dalis investicijų yra dedama į tuos tokius rizikingus. Ten labiau yra tokios stebėsenos, ne? Kaip bendrai vyksta, kuriasi šitas pasaulis. Turbūt dėl šito yra labiausiai. Bet nėra patarimas, kad rizikuokit arba stipriai, arba nieko nedarykit. Tai yra tiesiog dalis tugi gali ten ir minimaliom kažkokiom tai sumom. Tai aš daugiau ką girdžiu, ar ne, ką tu sakai, kad tam, vėlgi, bet tai yra labai teisingas požiūris, turbūt, kad tam tikrą nedidelę savo portfelio dalį turėti tam, kad jeigu tikrai ten įvyks, ar ne, kažkokių pozityvių tavo pokyčių, tai tai bus labai reikšminga dalis tavo investiciniam portfelį. O jeigu tą sumą ir prarasi, nes ji bus netokia didelė, tai nepajausi to skaudaus praradimo. Bet ar tavo investiciniam, ar ne, kaip investuotojo patirtį, tu turėjai kažkokių skaudžių patirčių, skaudžių praradimų? Paskola draugų, kuri negrįžo. Jo, turėjau ir automobilį išsimokėtinai, čia dar UK istorija, kad pardaviau išsimokėtinai, tai taip ir, tokia, tuo metu buvo man tikrai nemalonus įvykis, kur taip ir net gavau, kokie dar patyrimai. Kiek pinigų praradai? Tada, tuo metu, čia, nežinau, prieš 12-15 gal metų, dabar nepasakysiu, gal 15 metų. 3000. Bet tuo metu tai buvo didelė pinigų suma, taip. Ne tokia, kad ten jau viskas griūna, bet tokia, kur galvojau, kaip aš šitaip pasitikėjau, vėl pasitikėjimas buvo žmogum. Tai po to turbūt praradimas didžiausias, jeigu iš verslo pusės, tai buvo tas restoranas, kuris mano visa istorija prasidėjo, tai ten kokie 200 000 gal buvo su kriptovaliutomis. Kol neparduodi nukritusių. Tai kaip ir nefiksuoji nuostolio. Dabar viskas atsigavo. O praradimų, žinokit, tokių labai skaudžių neturėjau aš galbūt kol kas. Bet čia labai yra įdomu stebėti ir matyti, tą tavo tokį požiūrį, kad restorano nuostolis 200 000 ir tada, bet neturėjau aš tų skaudžių praradimų. Tas tavo toks pozityvumas, kad toks jausmas, kad tu tiesiog nežiūri atgal, žiūri tik į priekį.
Nu, suprantat, nes aš negaliu pykti ant tos restoranų praradimų situacijos, nes gimė man tokia idėja, kuri atperka bet kokius nuostolius, tiek ir moralinius, tiek ir finansinius, ir tokia kaip ir pamoka, kaip ir supratimas. Tai aš galvoju, tam verslė tos pamokos yra auksų vertės, tai jau nebegalvoju apie pinigus, bet aišku, jeigu tu kažką praradęs ten užsigriauži save ir sakai, kaip viskas sugriuvo, tai irgi nėra gerai. Visada galim atsistoti, visada galim nusibrėžti kitą kelią ir išeiti iš bet kokių, nežinau, nuostolių, emocinių tų būsenų. Tik tai reikia dirbti, reikia ne į pagalbę verkti, atsitikus kažkam reikia visada galvoti ir visada yra išeitis, visada, iš bet kur. Aš labai tikiuosi, kad žmonės, kurie klausysis mūsų, jie išgirs tą, ką tu sakai, kad jeigu ir dabar susiduria su kažkokiais sudėtingais periodais, šitam ekonominiam nuosmukiui šiek tiek, ar ne, taip, verslas turi iššūkių problemų, kad tai turbūt dar ne pabaiga. Taip, ir viskas praeis. Žinai, aš pabaigai noriu tau užduoti tokį klausimą, ką tu apie verslą, turtą arba pinigus būtum norėjęs sužinoti gerokai anksčiau? Ką gerokai anksčiau? Aš asmeniškai turbūt šiai dienai pasakysiu, kad nenorėjau aš anksčiau kažko kitaip žinot, nes, kaip ir minėjau, jeigu tikrai būčiau labiau pažinęs bendrai situacijas, kas versluose įvyksta, kokiu būna nesėkmių ir visa kita, gali būti, kad man būtų užblokuota ta drąsa, kurią aš nuėjau. Tai šiai dienai niekas nesigilini dėl ko, kokius mokslus baigiau, kokias pamokas gavau ir kodėl kažko nesužinojau anksčiau, nes šiandien mano atveju, manau, tas kelias, kurį mane gyvenimas vedė, jis buvo teisingas mano charakteriui ir mano suvokimui apie šitą. O kad dabar ką norėčiau kitaip, tai taip, norėtųsi labiau jau suprast bendrai ir ekonominius rodiklius ir visą kitą. Po mūsų pokalbio, žinai, aš manau, kad tu esi toks nuotykių ieškotojas. Ir tas nuotykių ieškojimas, jisai vis tik turi tas pačias šaknis kaip verslumas. Ir jeigu tam tikra dalis, šiandien mūsų klausančios auditorijos galbūt turi verslo idėją, galbūt tyliai savo pagalvoja, kad reikėtų pradėti, tai tik norisi priminti, kad tyliai pagalvoti čia neužteks. Darykit. Čia reikės daryti, čia reikės drąsos, čia reikės veržlumo. Darykit, nebijokit, bandykit, nepasiduokit, tai turbūt būtų tokie patarimai. Tik jeigu darot, jau įsitraukit pilnai, nes, aišku, aš gal nesu tas pavyzdys, nes aš susikonstruoju vieną sritį labiausiai, nors nekilnojamas turtas dargi mane turbūt 2 metus jau atidarius Ailanšą įslydėjo, bet supratau vieną dalyką, arba turiu šitą toliau gerai daryti, arba kitą, nes jeigu ant 2 kėdžių jau būčiau nekokybiškai sudirbęs kažką. Žinai, Warrenas Buffettas, man atrodo, savo vairuotojų kažkada yra pasakęs tokį įdomų dalyką. Vairuotojas savo paklausė, sako, kaip man pasiekti savo svajonių ir tikslų. Ir jisai sako, susirašyk 7 dalykus, kurių tu labai labai nori. Ir kada jisai užsirašė tuos 7 dalykus, tuos savo tikslus, ar ne, link kurių jis eina, jis jam sako, žiūrėk, gali siekti pirmų 2, o visus kitus 5 ištrink, nes kitaip neturėsi nei vieno. Nes jeigu tu turi 7, 3, 4, 5, 6, 7, ar ne, jie pavogia laiką iš tų, kurių tu tikrai labai nori pirmoje, antroje vietoje. Čia kalbant apie pradžią, ne? Tu pradžiai turi tikrai susikoncentruoti kažkur į vieną, jau turbūt po tam tikro laiko, jeigu kažkur kažkas stabiliai stovi, tada turbūt galima ir 5, ir 10, ir kaip daro investuotojai, ir tikrai judėti. Ir va čia, žinai, yra dar tokia turbūt svarbi vieta, ką pabaigai norisi užakcentuoti, kad žinoma, būti verslininku negali kiekvienas ir net nenori kiekvienas. Ir aš manau, kad tai yra visiškai normalu ir tai tikrai nereiškia, kad mes atimam iš savęs tą galimybę uždirbti arba tą galimybę būti turtingesniems, ar ne, materialinė to žodžio prasme. Tam juk ir yra investavimas. Jeigu tu kartais negali investuoti į savo veiklą, tai tu visada gali investuoti į kitų.
Būtent. Tai Aurelijau, aš noriu tau dar kartą padėkoti. Ačiū tau, kad šiandien buvai labai atviras ir kad nepasilikai to savo istorijos tik savo ir sutikai ją pasidalinti su kitais žmonėmis. Ačiū, Greta, kad pakvietei ir tikrai malonu pasidalinti ir gal ne paskutinį kartą. Ačiū tau. Ačiū.